Sveiki bičiuliai, kągi išsiruošiam vėl į naują žygį. Šį kartą Marisas mums sugalvojo štai tokią staigmenėlę pravaryti Ežeruono upeliu. Kai atvažiavom, biškį buvo šokas, nes vandens, kaip matot, praktiškai nėra. O susikroviau visą savo mantą į kajaką. Vyrukai šalina pirmą kliūtį. Štai mano Mozės super tapkės, skolintas iš Mariso, ir tempiam. Gylio praktiškai nieko čia nėra iki nariuko. Antra kliūtis. Bebrų darbas. Na ką, įveikia kokį 100 metrų. Pirmas sustojimas po tiltuku. Chebra pastebėjo, kad pilna dėlių, tai išsirinko, išsilupo visas dėlės iš kojų. Judam tolyn. Tokiais dumblynais, bebrynais. Praplaukė šiek tiek vėl kliūtis, po kliūties, vienu žodžiu. Smaguma. Įveikus kliūtis, plaukimas, tai čia atsipalaidavimas. Poilsis nugarai, kojom. Tiesiog pasaka. Pirmą dieną išjudėjom apie 7 valandą vakare, pajudėjom. Plaukiam 3 valandikės, iki kol sutemo. Čia dar saulė biškį matosi, jau besileidžianti. Kliūtis po kliūties, įlipam, išlipam, tempiam, keliam. Pirmą dieną buvo tokių pasiplaukimų visai neblogų, kadangi buvo daug užtvankų sukeltų, čia jau apie metrą. Gal nėra metrą, biškį gal apie 7 comų. Tai vat, kur tokios užtvankėlės rimtos buvo, tai ir paplaukti biškį ilgiau gavom. O šiaip čia va dar viena irgi užtvankėlė, tokie paplaukimai, man atrodo, vieni iš didesnių buvo kokie 500 metrų, nebuvo gal 500, porą šimtų metrų. Bent jau taip įsivaizduoju, kad plauki realiai, tai gal ten iš vis apie metrų. Labai lėtai. Tempas, matavom, gaunasi kažkur tiesiant per visus vingius tiesią liniją. Ir artėjant į tašką pagal koordinates, tai gaudavosi kažkur per valandą kilometras. Tai pirmą dieną taip 3 valandas
tempiant maždaug ir nukeliavom kažkur 3 kilometrus. Na ką, valtis jau ant kranto. Vyrai, blėt, ant vėlos užlipau, fuck. Spigliuota vėla čia eina. O šitokiom češkiam, karočiai, birdau. Per upę. Vyrai ruošia hamakus. Žmonas dar trukdo, karočiai. Vienas kartas. Aš jau savo pasirašiau. Galiu alučio atsigerti. Škandėlį. Kolega. Pirmą dieną hamaką naujo įsigijo. Bando įsirengti. Snupak Jungle Olive Best. Nu, čia jau paruoštas. Pas mane kilimėlis. Nežinau, gal ir nereikia. Neturi būti šalta. Mėgmaišiukas. Viską. Nu, bandysim kažkur čia gal užuką įsikurti. GG's. Lauželis. Vakarienė. Bėrėdiena. Su pupelėm. Makal, ble. Danikė. Po to ją ant įkūrimų gerai. Tokį uždedi. Bet reikia ilgas tokias plunksnas daryti. O su savo tos senu peiliu medžiokliniu nepadarau. Geras. Šviesioji dalis yra purvina gali būti. Čia yra toksai, sakyčiau. O tokį kurva įsidroži. Širdelė tokia irgi jau kuinė. Bet va čia šitą visą kampą. Ruošti. Jo, Plunksnikės. Plunksnikė tokia. Nu. Čia ant įkūrimo. Jo, dabar su to peiliu lengviau. Kitą turi medžioklinį tokią. Šitokį paprastą. Lygi, ties rankena lygų. Sunkiai turi labai tvirtai suspaudyti, bet labai storas metalas va yra. Tai tokių nepadroši plunksnų, jisai storas yra, didelis kampas. Čia kaip kirvis. Drėgni tokie. Žiūrėk, va tokį, nu va čia pridružiau tokie va plunksnų. Tokių va kokios 3-4 tokius susidruži. Jau kai įkuri žiežarbą, sumeti vieną ant kito. Vietukui. Sprogimas kaip parakas. Dovanojam vieną plunksną. Toksai dega, ne? Toksai huienai deg, nes matai yra tarpai, deguonės gauna ir tokių vieną ant kito sukroviai, kai gauni, tai... Tu užmesi tokią su žieviem, tai tau gana. Aleliuja. Pirma, o tu taip atsitrauki visą karštą. Gerą kelionę. Kublė.
Matai, kad aš, pavyzdžiui, net nežinojau šito prūdo vapšė situacijos, nu, to upelio, žinai. Ant kiek jis yra, nei batų tokių, žinai, nei ką dabar matai, tai paėm čia kilometrą, reikia 30 km, po kilometro batai nusilaupia, bet visi. Tai gerai, kad į krantą išlipom, žinai, kad pamatėm tą. Ja, dabar va lupas, ne. Nu, tikėdavau, biškiuką, bet jis turėtų būti biškį toks, nu, tai. Dabar žiūrėk, peilį duosiu šitą. Pabandyk su peiliu. Paduok man jo peilį. Duok peilį. O, su peiliu. Tai su ta pusė. Nežinau, su kuria. Kitaip biškį, ne? Slystis. Nu, bandykas. No. Su gėlešti pabandyk. Ar nesvarbu? Bandyk. Turi naują peilį. Taip, ne? Nu, tas garsas taip sakau. Kibirkštis tai. O matai, daugiau tokių, ne? Nu. Lupa yra. O matai, tai lengviau. Dar sakiau paklausti stambesnių. Ilgiau degs, gal ir degs. Pasipti su vienu. Pūs norėčiau, kaip vis nakų. Kuro, bando. Nepasiduodam. Galiu pavūsti. Ne. Tas tuomet, kas nakų. O, tyli. Yra, stop, nebedroš. Taip. Užkūrė. O, dabar dėk. Pasipuošęs. Padėk, dabar kitą daug. Turi, na. Kitą. Kaip tą dėti? Nu, Palauk, neskubėk. laikyk, kad biškiuką tas pradėtų vos praksėti. Jėj. Bet tom Užkūrė. nepasibaigė, turi kitas ruošti, bet kitas malgėzijas. Užkūrė laužas, we have a fire. Bet nepergauk. Vieną Foto. kitą. Mariau, nekiš nagūnų. Čia norėjau uždėti. Nedėk, negadink. Sugadinsi, gausi iš kavalko. Draugelį, vers tą pagalį antrai biškį. Uždės tau. Jo, Ne. Šitą. uždės plunksnus, tai bus. Suk plunksnų. Ai, reik sukt. Jo, biškiuką, palaikyk biškiuką. Sakau, kad storas. Jie yra pujovi. Nenuvers mūsų laužą. O, tau užkursim, sūra. Na, Kitų metodų kuriam. tuomet tada kūriau irgi reikalų buvo. Nu va, uždražė. Tavo šalyje šakė. O, jau turi laužą. Jau turi viską. Užskaitom. Užskaitom. Nu tai viskas. Duodi 5. Davai. Rašys. Maladės. Davai, Sekantį po kartą pirmą. reiškės. O, pirmą, blėt. Jau vis. Čing. Dėkuliu. Ačiū Šaikai, kad pamokinat. Pamokinam. Prirašym, va, įvyko. Bis. O, ir internetas atsigavo. Turi dienų laužą, dar už mūsų didesnį. Maladės, na. Mūsų, žiūrėk, nublankė dabar. Labas rytas, sako tau, kietas sumuštinis. Ką, išmiegojom, išputėm, hamakus, susitvarkėm, dabar pusryčiavom, tipo. Pusryčiausim, darysim toliau. Na va, susikrovėm visą mantą. Dabar žiūriu, kas iš mano čia tų mozės tapkių liko. Bandysiu apsimauti ir keliauti. Tai ką, visa manta vietoj pritvirtinta. Keliam valtikę į trasą. Ką, ir tempiam. Brendam tolyn, antra diena. O, čia gavau elektros. Dabar daviau pasireikšti kitiems bičiuliams. Kai trenkė, tai net kojas sulinko man. Čia buvo žiauru. Sustojau pasitikrinti, išsirinkti iš tapkių dėlių, nes pastebėjau kažkas kutena. Tai pridėjo čia man pilną kiaušinių, nu kaip ir perėjo ant mano kojos.
kaip paaiškėjo vėliau, patelė turbūt, tokia didelė dėlė, čia matysis sekančiam, pridėjom ant tų tokių valerų vaikučių, va, čia ta patelė šliaužė per visą mano pėdą ir tiesiog dėjo tos mažiukus, kurie iškart jau man kraują pompavo, gražuolė. Tai aš ten dar tos mažiukus rinkau, gal porą valandų dar, kol visus nusirinkau. Čia iškart kraujas. Ok, toliau plaukiam. Čia patvinė, kažkiek biškį paplaukti gaunam vėl. Estafetė su kliūtimis. Gylis šičia buvo didelis, tai reikėjo stengtis neapsiversti tiesiog. Tai biškį gimnastikos pratimų gavom padaryti. Čia visokių šapų prikrenta į ausis, kol išsikrapštai. Ir neskubant įveikinėjom kliūtis. Na čia va bus bendras vaizdelis, kaip daugmaž atrodo man priplaukus prie eilinės bebrų užtvankos. Čia vienvietė yra minusas, kad sunku labai išlipti, mažai vietos turi susirietęs, kol tas kojas ištrauki. Nu, čia po to gylis nemažas. Kelnės jau ten zin šlampa. Ir permetinėjau kajaką. Svorio, kadangi prisikrovęs, tai viršui užsidėjęs kuprinę, tai svarbu, kad neapvirstų čia, neapsiverstų. Tai biškį reikia paprašyti kolegos, kad palaikytų šoną. Tai va daugmaž taip va. Perlipam, kadangi tos tapkės tokios man labai silpnai laikėsi ten ant porą lipukų, tai turėjau labai lėtai judėti. Nu, po kiekvienos užtvankos tempdavom kajakus tolyn ir kol jau prieidom vėl kažkokią gilesnę vietą, kur prabristi nebeina, tada bandydavom paplaukti. Kažkiek ten tų metrų, čia praktiškai tokiais akmenimis tempi. O jau kai pasiekė normalų gylį, tada galima bandyti prasiplaukti. Jo. Čia prasiplaukimas iki pirmo posūkio ir vėl sukritusių medžių toną. Chebrytė bando šalina tos šakikės, kad lengviau būtų, nes man su išlipimais labai sunku, raitytis daug turi. Tai bičiuliai mane ten daug kartų gelbėjo. Praplaukėm tiltuką. Valtis sudėtos. Dabar realiai 5 valandas plaukiam.
pailsėti biškį. Po 5 valandų pasivaikščiojimo, kaip sakant, su baidarėm. Kitauja. Dėlės ėda karočią. O jau viena prisirpus. Dar ant šono. Kraujas šeriam, kur ant šono. Ai va, čia dar viena, karočią. Dėlės šeriam va. Pasistiprinimą. Tai čia yra, čia. Kur? Tuos. Ne, tuos. O. Prieš priekį. Iš priekį. Čia? Ne, tenos, kuos ant. Čia? Bliat, kur tik nuėjau į apačią. Vienu žodžiu. Kiaušių bijau žiūrėti, karoči. Ten apšė jau bus suėsta. Viskas. Dabar biškį va pakrisim, pailsėsim, užkasim. Oh my god. Koks kaifas. Po pietų priplaukėm vieną iš tokių rimtesnių problemiškų vietų. Medžių prikritę ir toks atstumas yra gal kokie 5 metrų ruožas, kur iš vien medžių pilna. Dėl kliūties sudėtingumo tai išsikrovėm čia daiktus ir pabandėm partempti vieną valtį iš pradžių. Tuščia be daiktų. O po to sekančio. Nu ką, baigiam plaukimą šiandienos. Valtikės ant krantų. Ilsisi. Ir tokia vietikę irgi gražią radome. Nu kaip čia, sur gražu. Tai dabar įsirenginėjom vakarienį. Šiandien varėm realiai nuo 12 iki 8. Tai va, 8 valandas atplaukėm. Nu, į dabar krante. Darbo dieną, visą darbo dieną. Atpylėm. Nu va. O ir džiovinosi Marisas. Nu, o kempą įsirenginėjom. Mūsų vieta, hamakas paruoštas, biškį mėgmaišis man sušlapo. Pradžius. Ne. Dabar pjūklas pirštinės ir eisim šito medienos pasirinkti. Lauželį užkūrėm. Nuleidom sausuolį čia tokį rimtą. Ūsiuką ar kūniuką sudžiūvusi. O pasidarėm krėslų savo. Buhalinimą po porą tokių įsimetėm. Dabar karočią. Dabar ruošim vakarienę. Atsisėdė va tai va. O, tokį va karočiką. Huja. Galime iš tos pusės čia. Dabar šildai kojikės va. Palei pečių. Tapkikės žavinė kur. O tokį na. O. Su vienu susideginas. Atsimeni kažką. Šimtų. Šie pasistatėjai, kur aš įdėlį. Pirmą žiūrėjau, žinai. Aukštį padarai gerą tokį, įtempį visai gerai ir čia viskas gerai. Tai va. O dabar aplamai, žinai, jeigu dar kokį kartelę rudenę, kada kai, žinai, jau žinosi maždaug, kad į ką va įsimesti, matai, ką šaika turi, žinai, įsidėję, nu tai... O čia pirmą kartą varai, nežinai, ką čia dėti, blemba. Nu taip. Na ką, išmiegojom. 3 diena. Vėl per bebriukų užtvankėlės brendam. Šiandien tikslas nukeliauti į kažkokią tai vietą, kur galėtų privažiuoti mašiną. Ir mums čia beslenkantais kanalas betempiant. Priėjom vapšė liūdną vietelę. Visiškai užgriuvę medžiais šakų toną.
Galvojom iš pradžio, kad čia iš vis beviltiška bus kelti per šitą šabakštyną sąvartas. Tai ieškom gal kelio aplinkui, bet apžiūrėję nieko gero irgi neradom, tai aš pasilipęs pažiūrėjau, kad gal ir visai įveikiama čia šita kliūtis. Jo, bet pradžioje atrodė šokas. Tai ką, dedam kamerikė, čia realiai gavosi gal tik tai 3 rąstų rimtų. Tai kad užlipus iš pirmo žvilgsnio nelabai galo matėsi. O pasirodo čia perkelus per 3 rąstus vingis toks iš karto posūkis buvo, tai kaip ir nieko baisaus. Pradžiai galbūt tik tai užpuolus neviltis jau buvo, bet kai po to ramiau nusiramini ir labiau įvertini situaciją, iš tikrųjų viskas yra easy. Tai va, nukelinėjom paskutinę baidarę. Na va, vaizdelis iš aukščiau. Čia visą tą velniavą perėjom, nušokau žemyn, įveikėm. Na ir ką, toliau tempiam upeliu. Pagaliau pasiekėm savo tikslą. Po tiltu vyrai sveikina vienas kitą. Challenge complete. Ir papildomas info dėl tų draugių siurbėlių. Po poros dienų man pradėjo niežėti kojos. Tai tepiau su pora tepaliukų. Vienas toks, odė už odę čia. Visai neblogas. Kitas psilo balzamas, tai vėliau jį man rekomendavo dar toliau tepti vaistininkė. Tai vat aš praėjus savaitėje man kaip ir nelabai gerėjo, o tik gal biškį vis nežiūrėjo dar labiau, tai aš iškentęs čia tos paugus biškį paspaudinėjau, pakasiau, tai suaktyvėjo man visas šitas reikalas ir gavosi alergija. Tada nuėjęs į vaistinę parekomendavo man Opexą tabletikių. Tai po 2 tabletės 2 kart dienoj, 2 dienas pagėriau. 3 dieną ten dar po 1 tabletę išgėriau. Gavosi viso 10 tablečių. Ir papildomai tepant su to balzamu viskas praėjo. Tai va, po 2 savaičių viskas kaip ir išgijo, jokio niežulio nebėra. Valio.